Jau 4 metus Viečiūniškiai aktyviai švenčia šeimos dieną. Aktyvi bendruomenė mielai dalyvauja įvairiose veiklose. Šiais metais visi norintieji galėjo pūsti muilo burbulus, žaisti vaikišką krepšinį, lipdyti bendrą puodynę, išbandyti sėkmę laimės šulinyje, dalyvauti šeimyninėse rungtyse bei užsiimti daugybę kitų įdomių veiklų. Pasak Viečiūnų kaimo bendruomenės versmė pirmininkės Jolitos Miliauskienės, Viečiūniškiai yra labai aktyvūs ir savo idėjomis prisideda prie šventės organizavimo. Šeimos šventę šiemet mes švenčiame jau 4 metus, o idėja kilo šeimos šventę švęsti Druskininkų šeimos paramos centrui įsikūrusiam Viečiūnuose, nes Viečiūnų šeimos yra labai gausios ir aktyvios, todėl nusprendėme pabandyti pirmą kartą. Pamatėme, kad žmonės yra labai aktyvūs, jie nori švęsti, būti nori visi kartu, todėl ir nusprendėme, kad ši šventė turėtų tapti tradicinė šventė. Papasakokit šiek tiek apie tai, kokios veiklos yra šitoje šventėje ir kaip sekasi jai ruoštis. Ruoštis sekasi mums iš tikrųjų, sakyčiau, labai šauniai, nes mes turim labai gerą komandą, susirenkame visi kartu, nusprendžiame, ką veiksime, naujų idėjų, kas pasiūlo šiemet. Nauja idėja pas mus yra ta, kad dėliosime labai didelę 12 kvadratinių metrų puzlę. Tai yra viena iš naujesnių veiklų. Darome ir užsiėmimus, kuriuos ir anksčiau vykdėme ir žaidėme, tarkim, bet kiekvienais metais vis papildome naujais ir naujais žaidimais. Šeimos dienos popietėje veiklos užteko visiems. Pasibaigus rungtims, visi nugalėtojai apdovanoti rėmėjų prizais, o renginio dalyviai ir svečiai galėjo pasidžiaugti nuotaikingu koncertu.